Sveiki, malonų žiūrovai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Šią savaitę siūlau pavartyti knygą pavadinimu How to be well. Knygos autorė Amy LaRocca. Turbūt nereikia daug galvoti, kad rastumėm įrodymų, jog geros savijautos ir rūpinimosi savimi industrija yra reali ir klesti. Tikrai ne kiekviena priemonė, kurią kažkas reklamuoja, yra veiksminga. Knygoje daug populiarių priemonių aptariamos, tikrinamos ir vertinamos mokslinių tyrimų kontekste. O tada jau galėsite patys spręsti, ar nemokamai pasivaikščiosite miške, ar ieškosite modernių gyvačių trauktinės versijų. Knygos autorė Amy LaRocca, knyga pavadinimu How to be well. O šią savaitę kalbam apie metabolinį sindromą. Jeigu turit taip vadinamą pilvą arba daugiau negu gydytojams patiktų riebalų juosmens srityje, jūsų tyrimuose užrašyta hiperlipidemija, tai yra per daug riebalų, ir hiperglikemija, tai yra per daug cukraus, taipogi hipertenzija, tai yra per aukštas kraujo spaudimas, ir vis dar galvojat, kad esat iš esmės sveikas, nes, visi tokie, tai tada blogai galvojat. Pagal simptomus patenkate į sparčiai didėjančią grupę žmonių, kuriems diagnozuojamas metabolinis sindromas. Niekas gerai nežino, kodėl tiksliai metabolinis sindromas ištinka žmonės. Aišku, kalbama apie atsparumą insulinui ar žmonių, kurie yra linkę kaupti riebalus aplink juosmenį fenotipą, bet jokių tvirtų priežastinių ryšių neaptikta. Nors būtų taip gerai, nes diabetas ir širdies bei kraujagyslių ligos tiesiog dievina šį sindromą. Ir tikimybė mirti skaudama širdimi, tai yra nuo širdies ir kraujagyslių ligų, yra 3 didesnė. Sindromas yra gana paplitęs. Dažniausiai jis apima apie 3% populacijos, bet tarp nutukusių vaikų tokių yra beveik 12%. Paskutiniu metu prie lemiančių faktorių pridedamas nuolatinis uždegiminis fonas, kuris ir formuojasi dėl dislipidemijos, atsparumo insulinui ir kitų priežasčių. Ir taip pat minimas lėtinis stresas. O kaip efektyvi intervencija visų pirma nurodomi gyvenimo būdo pokyčiai – mitybos, fizinio aktyvumo ir elgesio srityse. Žinojimas yra jėga, ypač žinojimas apie nekalto elgesio pasekmes. Galima būtų perfrazuoti, kad spurga po spurgos ir jau guli lovoje. Olandijoje atliktas 9 metus trukęs depresijos ir nerimo tyrimas. Ištyrus daugiau kaip 2900 suaugusiųjų nustatyta, kad vaikystėje patirtos traumos ilgam laikui sutrikdo medžiagų apykaitą. Vaikystės traumos buvo susijusios su padidėjusiu elements apimtimi, padidėjusiu gliukozės kiekiu ir didesniu metabolinio sindromo komponentų skaičiumi. Šis poveikis buvo reikšmingas net ir atsižvelgus į socialinius, demografinius ir gyvenimo būdo veiksnius. Ir tai tik vienas iš būdų, kaip ankstyvojo gyvenimo stresas gali palikti ilgalaikį poveikį medžiagų apykaitos sveikatai. O kitame tyrime mokslininkai rėmėsi Estijos biobanko duomenimis. Per 10 metų sukauptos informacijos pagrindu nustatytas ryšys tarp šizofrenijos ir metabolinio sindromo. Šizofrenija sergantys žmonės dažniau turėjo genų lemiančių šią būseną, bet rečiau turėjo genų formuojančių polinkį didesnio kūno svorį ir uždegimus. Tai genetinės priežastis kaip pačias pagrindinės gal ir būtų galima padėti šiek tiek į šoną. Tačiau ir sergantieji šizofrenija dažniau rizikuoja susirgti metaboliniu sindromu. Tai reiškia, turi aukštesnį kraujo spaudimą, cukraus kiekį kraujyje ir riebalų perteklių juosmens srityje. Žmonėms, kurie pirmais gydymo metais laikėsi jiems paskirto medikamentinio gydymo, metabolinio sindromo rizika buvo mažesnė. Bet kaip ir su visais psichiatriniais sutrikimais ir sunkumais, pats gydytojų rekomendacijų laikymasis yra sudėtingas klausimas. Stebint svorio pokyčius per laiką, buvo nustatyta, kad sergančiųjų šizofrenija svorio augimą lemia ir genetinis polinkis, ir antipsichotiniai vaistai. Ir apie šį poveikį mes žinom ir iš kitų sutrikimų tyrimų. O šis tyrimas buvo atliktas Brazilijoje, vertinant beveik 14 000 žmonių duomenis. Buvo nustatyta, jog depresija yra susijusi su metaboliniu sindromu bet kuriame jo vystymosi etape.
Depresija taip pat buvo susijusi ir su pagrindiniais metabolinio sindromo simptomais atskirai, ir su didelė juosmens apimtimi, ir su aukštu trigliceridų lygiu, ir su žemu didelio tankio cholesterolio lygiu, ir su hiperglikemija. Stipri depresija buvo siejama su stipriau išreikštais metabolinio sindromo simptomais. Tyrėjai teigia, jog depresija yra metabolinio sindromo rizikos veiksnys. Kitaip tariant, rūpinantis depresijos gydymu, sutaupysit gydymą nuo metabolinio sindromo. O ką galima nuveikti, kad metabolinio sindromo poveikis būtų sustabdytas ar sumažintas? Žinoma, daug dėmesio sulaukia medikamentinis gydymas. Čia karaliauja semagliutidas, tirzepatidas ir liragliutidas. Tai veikliųjų medžiagų pavadinimai, patys vaistai žinoma vadinasi kitaip. Tačiau vaistai nėra vienintelė priemonė. Metabolinį sindromą neigiamai, o sveikatą teigiamai veikia laike ribojamas valgymas. Konkrečiai šiame tyrime kalbama apie 10 valandų valgymo langą, tarkim nuo 8 iki 18 ar 6 vakaro. O tai tikrai nėra kančia, dažnai mes lygiai taip ir valgom. Taip pat minimas vaistų derinimas su mankšta. Taip pat netrūksta tyrimų apie teigiamą augalinių preparatų, vitaminų ir papildų poveikį. Tyrime daug augalų man atrodė nepažįstami, bet mačiau ir alyvuogių aliejų, česnakus, linus ir medų. Situacija keičiasi, jeigu kažką keičiame. Čia jau psichologijos laukas. Galvojimas apie pokytį dar nėra pokytis, o toks pokytis, kurį galit palaikyti ilgą laiką, duos ir ilgalaikių rezultatų. Toliau jau seka sprendimas išsirinkti, kokį ilgalaikį pokytį galite palaikyti savo gyvenime ir palinkėti savo sėkmės. Šiai savaitei tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Nuorodą registracijai į konsultaciją rasit po kiekvienu įrašu. O įrašus rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.